Sveiki! Šios dienos tema yra neapmokestinamas pajamų dydis. Kas tai yra, kaip taikomas ir kaip apskaičiuoti neapmokestinamą pajamų dydį priklausomai nuo jūsų šiuo metu gaunamo atlyginimo. Kasgi yra tas NPD? NPD tai yra neapmokestinamas pajamų dydis, taip jau jeigu formuliškai kalbant ir su apibrėžimu, tai neapmokestinamas pajamų dydis yra jūsų pajamų dalis, nuo kurios neskaičiuojami mokesčiai. Reiškia, kad ta dalis, kuri yra apskaičiuota pagal jūsų dabar turimas pajamas, yra visiškai neapmokestinama jokiais mokesčiais. Tai reiškia, neapmokestinama nei gyventojų pajamų mokesčių, nei sveikatos mokesčių, nei pensijų ir socialinio draudimo mokesčiais. Kaipgi skaičiuojamas NPD, neapmokestinamas pajamų dydis? Visų pirma, aišku, visada neapmokestinamas pajamų dydis yra nustatomas valstybės, dažnai tai būna kas metai, priklausomai ar keičiasi tais metais minimali mėnesinė alga, ar nesikeičia, bet tendencijos rodo, kad beveik kiekvienais metais vyriausybė nustato didesnį neapmokestinamą pajamų dydį, taip siekdama, kad gyventojų uždirbančių mažesnės pajamas nebūtų, jų pajamas neturėtų labai didelio atotrukio su tais, kurie uždirba daugiau. Ir, kaip matote, nuo 24 metų taip pat buvo atnaujintas ir padidintas neapmokestinamas pajamų dydis. Dabar šis dydis yra nustatytas, tai yra 747 eurai ir būtent šis dydis taikomas visiems gyventojams, kurių uždirbamas darbo užmokestis ant popieriaus, taip vadinamas ant popieriaus, tai yra gros suma, yra nedidesnė negu minimalus mėnesinis atlygis, o jisai šiuo metu 24 metais yra 924 eurai. Tai jeigu asmuo, kurio pajamos nesiekia, tai yra nedidesnės negu 2167 eurai ir aišku, ne mažesnės, arba gali būti ir mažesnės, bet šiaip jau skaitosi nuo minimalaus atlyginimo, tai yra 924 eurai, yra nustatyta tam tikra formulė, kaip skaičiuojasi būtent jums pagal jūsų konkrečią sumą nustatyto darbo užmokesčio, kaip skaičiuojasi neapmokestinamas pajamų dydis. Tai formulės jūs matote dviejų tipų yra. Vienas yra, jeigu atlyginimas nesiekia 2167, kita formulė įsijungia, kai atlyginimas yra didesnis negu 2167 eurai ir pagal tai skaičiuojama. Tai, kaip matote, jeigu mes dabar kalbėsime apie pirmąją formulę, kur alga yra minimalus mėnesinis atlygis, tai yra 924 eurai, bet nedidesnis negu 2167 eurai, formulė atrodo taip. Įmamas nustatytas tas bendras neapmokestinamas pajamų dydis, tai yra 747 eurai. Čia yra atskaitos taškas. Tuomet reikia įvesti, kaip matote skliausteliuose, reikia įvesti savo šiuo metu nustatytą darbo užmokestį, tokį, kurį jūs matote savo darbo sutartyje, arba kurį jūs matote, jeigu jūs gaunate atsiskaitimo lapelius iš buhalterijos, paimate savo šiuo metu gaunamą algą, būtinai, kad tai būtų alga gros, tai yra ant popieriaus su visais mokesčiais, minusuojate 924 eurus, tai reiškia, minusuojate šiuo metu nustatytą minimalią mėnesinę algą ir tą gautą sumą padauginate iš 0,5. Tuomet, kai jau gaunate dar vieną sumą, ta suma jinai atimama iš 747 eurų ir taip jūs sužinote, kokį jums neapmokestinamąjį pajamų dydį taikys buhalterija, skaičiuodama to mėnesio darbo užmokestį. Pavyzdžiui, darbuotojo darbo užmokestis yra 1200 eurų gros, tai yra ant popieriaus atlyginimas. Tai skaičiuojama sekančiai. 1200 eurų minusuojame 924, minusuojame minimalią algą ir gauname 276 eurus. 276 eurus padauginame iš 0,5, kaip parašyta formuliai, ir gauname 138 eurus. Tada imam 747 eurus minus
138 eurai ir gauname, kad jūsų to žmogaus, kurio atlyginimas yra ant popieriaus 1200, jam priklauso neapmokestinamas pajamų dydis, kurio dydis bus 609 eurai. Reiškia, matote, kuo alga didesnė, tuo neapmokestinamas pajamų dydis mažėja. Tai dar kartelį pakartosiu, kad būtų aišku, jeigu alga yra 924 eurai, tai yra minimalus atlyginimas, jam bus taikomas maksimalus neapmokestinamas pajamų dydis, kurio suma yra 747 eurai. Jeigu tik tai atlyginimas yra šiek tiek didesnis, kyla į viršų, bet nesiekia 2167, jam skaičiuojamas pagal formulę ir aišku, automatiškai, kuo aukštesnė suma, tuo neapmokestinamas pajamų dydis bus mažesnis. Perinam prie antros formulės. Jeigu mėnesinė alga nustatyta yra didesnė negu 2167 eurai. Čia jau įsijungia kita formulė. Kaip matote, čia jau įmamas ne 747 eurų dydis, o 400 eurų dydis ir įsijungia kitas koeficientas. Tai pavyzdžiui, mes dabar galim paskaičiuoti, kaip pavyzdį, kaip čia apskaičiuoti, jeigu, pavyzdžiui, atlyginimas yra 2300. Įmam 2300, minusuojame, kaip matote, apatiniai formuliai skliausteliuose yra nurodytas jau mažesnis dydis, reiškia, jeigu prieš tai formuliai buvo 924, tai turint aukštesnės pajamas negu 2167, skaičiuojant formuliai, iš skliausteliuose nurodytos sumos reikia atimti 642, tai reiškia 2300 darbuotojo įsivaizduojamas darbo užmokestis ant popieriaus su visais mokesčiais, minusuojam 642 eurus, gauname 1658 eurus, kuriuos dauginame iš 0,18, kaip nurodyta formulė. Gauname 298 eurus 44 centus ir tada iš 400 eurų atimame tuos 298 eurus 44 centus ir gauname, kad žmogaus, kurio atlyginimas ant popieriaus su visais mokesčiais 2300, jam priklausantis neapmokestinamas pajamų dydis bus 101 euras 56 centai. Tai reiškia, kad 101 euras 56 centai bus neapmokestinami jokiais mokesčiais, o jau visa likusi suma bus apmokestinama visais su darbo užmokesčiu susietais mokesčiais. Tai reiškia, bus taikomas ir gyventojų pajamų mokestis, ir sveikatos mokestis, ir pensijų ir socialinio draudimo mokestis. Kitu dar atveju mūsų valstybinė mokesčių inspekcija skaičiuoja metinius neapmokestinamus pajamų dydžius. Nes žmogus, aišku, kai jisai pasirenka taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį, jisai nustato, ar jisai nori, kad jam būtų taikomas kas mėnesį, ar jisai nori, kad jam būtų netaikomas ir tada būtų įsijungia metinis neapmokestinamų pajamų dydžio skaičiavimo metodas, kurį jau skaičiuoja pati valstybinė mokesčių inspekcija. Ir dažniausiai klausimai ir kyla darbuotojams, deklaruojant pajamas jau pasibaigus metams, kaip žinome, kai prasideda vasario mėnesį deklaravimo laikotarpis, visi pradeda deklaruoti savo pajamas ir dažnai kyla klausimas dėl, aišku, kodėl aš turiu damokėti mokesčių inspekcijai, o ne kodėl aš susigrąžinau. Tai va čia dažniausiai šitie klausimai kyla, nes mokesčių inspekcija, jinai visas gyventojo pajamas skaičiuoja už metus. Va čia ir kyla didžiausia kartais va tas nesusipratimas tarp darbuotojo, jo gaunamų pajamų ir deklaracijoje esančių sumų ir aišku dažniausiai gražintino arba gautino neapmokestinamo pajamų dydžio, dėl ko tas skirtumas susidaro. O susidaro dėl to, kad jeigu darbuotojas taikosi neapmokestinamąjį dydį kas mėnesį, jam buhalterija skaičiuoja kas mėnesį nuo tą mėnesį gautų pajamų, nuo visų gautų pajamų. O mokesčių inspekcija, jinai visą laiką skaičiuoja metinius MPD.
Tai va čia dabar aš labai trumpai prasibėgsiu, kas tas metinis. Aišku, jisai iš principo tikrai nesiskiria bendroji sumoje. Jeigu pajamos yra stabilios, jeigu darbuotojas visada gauna tą patį atlyginimą be jokių priedų, be jokių kažkokių tai papildomų mokėjimų, aišku, ten niekas nesiskirs ir nėra labai didelio skirtumo ir čia tikrai nebus jokių siurprizų deklaruojant pajamas. Tie siurprizai dažniausiai atsiranda, jeigu darbuotojas taikosi kas mėnesį neapmokestinamąjį pajamų dydį, bet jo atlyginimas svyruoja. Arba jisai, tarkim, turi dar kažkokių tai papildomų pajamų, kurios irgi arba padidina bendrą pajamų dydį, arba pamažina. Tai va irgi čia labai, paskui gal mes ant pačio galo dar padiskutuosim, tai ar verta čia taikytis, kada verta taikytis kas mėnesinį neapmokestinamąjį pajamų dydį, ar vis dėlto tiesiog nesitaikyti ir gale metų susideklaravus pajamas, jau tada mokesčių inspekcijai pačiai perskaičiavus jūsų visas metų gautas pajamas, tada greičiausiai, aišku, jums mokesčių inspekcija gražins dalį sumos, kurį jūs būtumėt galėję turėti, jeigu būtumėt taikėsi pajamų dydį kas mėnesį. Metinis MPD, kaip matote, lygiai taip pat irgi skaičiuojamas pagal tuo metu nustatytą neapmokestinamąjį pajamų dydį mėnesinį ir padauginama, irgi iš tam tikros skaičiaus. Tai kaip matote, šiuo metu 2024 metais metinis neapmokestinamas dydis gyventojų yra nustatytas 8,964 eurai, bet čia turint tik tai galvoj, kad jeigu darbuotojo suma neviršyje minimalią mėnesinę algą, kaip matote, tai reiškia, 12 MMA, tai reiškia, jeigu neviršyje 12 mėnesių mėnesinės minimalios algos dydis, kuris kliausteliuose yra nurodytas pagal dabartinę sumą, kaip matėte prieš tai skaidriai 947, tai yra 11 088 eurai. Jeigu darbuotojo per metus gaunamos pajamos ant popieriaus yra nedidesnės negu 11 088 eurai, šitam darbuotojui priklauso metinis neapmokestinamas pajamų dydis, kurio yra suma 8,964 eurai. Tai reiškia, kad beveik didžioji dalis sumos bus neapmokestinama jokiais mokesčiais ir tik tai ten, kaip matote, skirtumas tarp tos sumos bus apmokestinamas papildomais mokesčiais, tokiais kaip socialinis draudimas, sveikatos draudimas ir taip toliau. Gyventojams, kurie gauna didesnės pajamas negu minimali mėnesinė alga, tai reiškia, jeigu kuris gauna daugiau negu 11 088 eurai, bet nedaugiau negu 26 004 eurai, tai aišku skaičiuojama lygiai taip pat pagal tokią pačią formulę, pagal kurią mes nagrinėjome prieš tai skaidrėje minėtus atvejus. Lygiai taip pat jūs paimate savo priklausančias sumas, susivedate į šitą formulę ir matysite, koks bendras metinis neapmokestinamo dydis jums priklauso. Aišku, pačiam žmogui dažnai būna sudėtinga apskaičiuoti, dėl to pačioj skaidrės apačioj jūs matote nuorodą, nes valstybinė mokesčių inspekcija yra padariusi labai patogią skaičiuoklę, kur kiekvienas darbuotojas gali ją atsidaręs susivesti metinius savo pajamų dydžius ir labai aiškiai pamatyti jam už tą konkretų pajamų dydį, ką jis gavo už praeitus metus, koks priklauso neapmokestinamas pajamų dydis. Nes lygiai taip pat čia priklauso vėl, kaip matote, lygiai taip pat yra antra formulė. Čia jeigu darbuotojai uždirba daugiau negu 26 000, bet nedaugiau negu 34 000, tai tada įsijungia antra formulė. Na ir visi dar turim žinoti, kad yra ribos, nuo kada jau nebesiskaičiuoja neapmokestinamas pajamų dydis. Tai reiškia, darbuotojams, kurie uždirba ant popieriaus 2864 eurus ir 20 centų, jau nuo šitos sumos, jeigu eina suma į viršų, neapmokestinamas pajamų dydis yra lygus 0. Tai reiškia, kad jau jam visi mokesčiai šitam darbuotojui, kurio alga yra didesnė negu 2864 eurai ir 20 centų, jau nuo 1 euro skaičiuosis visi mokesčiai, kurie yra susijęti su darbo užmokesčiu. Ir lygiai taip pat, aišku,
Čia tas pats galioja ir metiniai sumai, tai jeigu darbuotojas per metus uždirba daugiau negu 34 370 eurų ir 40 centų, jam nebepriklauso jau neapmokestinamas pajamų dydis, reiškia, tas dydis bus lygus nuliui. Kodėl aš visą tai sakau? O visą tai sakau, kad reikia kiekvienam darbuotojui labai aiškiai irgi žinoti, kaip jo pajamos kito per metus. Gal darbuotojas, pavyzdžiui, pusę metų gavo kokius, ten, sakykime, 2000, ten, pavyzdžiui, 500 eurų ant popieriaus, o po to nuo pusės metų nuo kitų jam pakėlė algą ir jo, pavyzdžiui, alga tapo 2900 eurų. Tai reiškia, labai reikia žiūrėti, nes tokiu atveju greičiausiai, jeigu darbuotojas bus pasidaręs, kad jam kas mėnesį taikomas neapmokestinamas pajamų dydis, tai jam gale metų gali būti taip, kad susumavus metinės pajamas, jos perlips 34 370 ir tie mokesčiai, kurie buvo pritaikyti kaip neapmokestinamo pajamų dydžio lengvata pirmą pusmetį, kai jam alga buvo mažesnė, jam jau bus mokesčių inspekcija perskaičios ir sakys, va žiūrėk, tavo mokesčiai, tavo yra visa suma didesnė negu nustatyta, o mes tau davėm nuolaidų, dabar tu tas nuolaidas turi gražinti. Tai reiškia, kad tada, kai žmogus deklaruoja, jisai gauna žinutę po deklaracijos, kad jisai turi sumokėti mokesčių inspekcijai. Tai vat tokie nemalonus darbuotojams siurprizai būna, bet tada reikia, aišku, tą ir žinoti, kad jeigu jūsų atlyginimas keičiasi, arba, pavyzdžiui, jūs uždirbate, tarkim, dar sumą, kuri yra apmokestinamo, neapmokestinamo pajamų dydžių, bet jūs gaunate premijas, pavyzdžiui, kokias ketvirtinės, pusmetinės, metinės premijas, kurios, pavyzdžiui, sudėjus su jūsų pajamom, jau perliptų tą sumą, kur jau nebesitaiko mokesčių, ten nebesitaiko neapmokestinamas pajamų dydis. Arba, pavyzdžiui, jums buvo taikomas didesnis MPD, bet jūs gavot premiją, jūs gavot dar kažkokių tai pajamų, kas priskiriama darbo užmokesčiui ir tada mokesčių inspekcija perskaičiavus metinį MPD sakys, žiūrėk, tavo pajamos buvo didesnės, o mes tau pritaikėm ženkliai mažesnį neapmokestinamų pajamų dydį, todėl yra skirtumas ir tu mums turi gražinti. Tai va, čia dažniausiai pasitaikantis klausimai iš darbuotojų pusės, o kodėl aš turiu gražinti mokesčių inspekcijai, ką jūs ten buhalterijoje blogai kažką paskaičiavot. Tai dažniausiai, aišku, ne buhalterija blogai skaičiuoja, o pati mokesčių inspekcija skaičiuoja truputėlį kitokiu būdu, kaip ir sakau, skaičiuoja metinės sumas, dėl to ir atsiranda tų tokių nemalonių siurprizų su primokėjimu. Tai jeigu reziumuojant, kasgi būtų geriau, taikytis ar nesitaikyti. Tai jeigu aš dar kartelį priminsiu prieš tai sakytą frazę, kad jeigu darbuotojo atlyginimas nesiekia tos sumos, kuri jau nebesitaiko, tai reiškia, jeigu atlyginimas darbuotojo yra iki 2864 eurų, ir jisai nekinta, kažkokių premijų ten didelių nebūna, jokių kažkokių svyravimų nėra, tikrai taikykitės, nes tada jūs kas mėnesį gausite daugiau pinigų į rankas ir jums tikrai nebus jokių siurprizų deklaruojant pajamas, ten gali būti plius minus, gal ten kažkokie tai minimalūs svyravimai, bet jie tikrai nebus kažkokie tai tokie, kas jau sugadintų nuotaiką pateikus deklaraciją. Tai dar kartelį priminsiu, kad jeigu nesvyruoja atlyginimas, stabilus, taikykitės. Aišku, kita vertus, aš irgi dažnai sakau, čia kaip pagal poreikius. Taip, jeigu tikrai kiekvienas euras yra svarbus ir tikrai šiuo metu reikia darbuotojai, žmogui daugiau pinigų, tai aišku, gerai gauti kas mėnesį daugiau pinigų iš karto. Bet, tarkim, aš kaip kartais pajuokaudama sakau darbuotojams, žinot, MPD nesitaikymas, atsisakymas jį taikytis ir paskui deklaruojant pajamas susigrąžinti, čia yra tokia kaip taupyklė, nes jeigu jūs nesitaikote, jeigu jūs rašote buhalterijai prašymą, kad netaikyti MPD, tada, aišku, jūs visus metus laukiate, po metų deklaruojatės pajamas ir aišku, kad jeigu jūsų ten sumos neviršija mano prieš tai minėtų sumų, jums mokesčių inspekcija gražins. Ir dažnai tai būna vis tiek keli šimtai eurų,
kartais pas kažką tai siekia gal net ir 1000, tai būna labai malonus siurprizas, kaip sakau, tu gauni va tokį mini išsitrauki iš taupyklės savo visų metų sankaupas. Tai čia labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeniškai pagal poreikius. Jeigu tikrai kas mėnesį reikia pinigų daugiau, taikomės, bet tik tai, kaip minėjau, taikomės tuo atveju, jeigu yra stabili alga. Jeigu alga yra nestabili, tarkim, jums ten vieną mėnesį moka pagal išdirbtas valandas, kitą mėnesį jūs ten gal daugiau valandų, mažiau, jūsų alga kinta. Dar, pavyzdžiui, jums priklauso tam tikri bonusai, premijos, taip vadinamos nuo jūsų, pavyzdžiui, darbo rezultatų ir jūs dar gaunate kažkokių tai pajamų. Na, tokiu atveju yra labai rizikinga, kad nebūtų viršytas arba kad jums nebūtų kažkokį tai mėnesį pritaikytas didesnis neapmokestinamas pajamų dydis, o bendroji susumavus pasirodys, kad jisai nepriklausė toksai didelis. Tada jūs, kaip ir dar kartelį sakau, priminsiu, būsit priversti gražinti dalį pinigų mokesčių inspekcijai. Tai, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai yra kintamos pajamos, kai yra papildomai kažkokie bonusai, kai dar, pavyzdžiui, gal jūs iš kažkur kitur dar turite pajamų, mokesčių inspekcija viską mato, viską skaičiuoja. Ir tokiu atveju aš patarčiau nesitaikyti ir tada jau nesitaikant, jūs gautumėt tiek, kiek gautumėt ir gale jau metų deklaravę, jeigu jums kažkas priklausys, jums mokesčių inspekcija tikrai gražins. Bet labai mažai tikėtina, kad jūs būsite skolingas mokesčių inspekcijai. Greičiausiai iš vis nebūsite skolingas. Kas geriau visą laiką yra gauti, negu atiduoti. Tai tokia šios dienos ta reziumė turbūt būtų, ne? Kad kiekvienas žmogus gali aiškiai pasiskaičiuoti, kas jam priklauso, koks neapmokestinamas pajamų dydis jam priklauso pagal šiuo metu uždirbamas pajamas. Dar kartelį, jeigu matote apačioj ekrane, yra labai patogi skaičiuoklė, kur kiekvienas žmogus gali pasiskaičiuoti savo pajamų dydį ir tikrai žinoti. Antras punktas, ką šiandien norėčiau rezumuojant pasakyti, kad jeigu pajamos yra stabilios, neturi kažkokių svyravimų, tikrai taikykitės neapmokestinamą pajamų dydį, gausite papildomų pinigų, net ne papildomų, o daugiau pinigų kiekvieną mėnesį. Jeigu pajamos yra svyruojančios, nestabilios, turite kažkokių kitų pajamų šaltinių, mano rekomendacija yra nesitaikyti. Nesitaikyti ir taip tada ramiai laukti deklaravimo ir tada jau gauti iš mokesčių inspekcijos tokį dydį, kuris jau jums bus nustatytas. Na ir trečias, kaip ir sakau, MPD, yra kaip taupyklė. Tai yra toks tas būdas, kam gal sunkiau yra pataupyti pinigų, kurie įsileidžia ir tarkim, bet nėra taip jau labai didelės įtakos bendrom pajamom, kad jeigu ten tą mėnesį bus biškelį ir mažiau sumokėta, bet labai visą laiką būna malonus siurprizas kitų metų, kokį vasario pabaigoje kovą, kai jau, aišku, pateikiamas deklaracijos, kai šitie sukaupti pinigai, tas, kas būtų buvę apskaičiuota prieš tai, bet jūs atsisakėte jų taikyti, jums grįžta iš mokesčių inspekcijos vieno mokėjimo metu. Tai turbūt tiek ir būtų tų naujienų apie neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tai kaip ir sakau, čia dabar šiuo metu šitos sumos yra 24 metam, 25 metam gali būti, jeigu bus nustatytas naujas minimalus mėnesinis atlygis, greičiausiai vyriausybė nustatys ir naują MPD dydį, kuris irgi gali būti, bus didesnis. Aišku, visi skaičiavimai taip pat tada pasikoreguos pagal tai. Bet jeigu mes kalbam apie 24, nes aišku, deklaruodami 25 metų vasario mėnesį, mes deklaruosim už 24 metus, tai visas tas skaičiavimai bus remiamasi mano pateiktais šiuose skaidrėse skaičiais. Tai tiesiog pasižiūrėkite, pasiskaitykite, įeikite į VMI puslapį, ten dar tikrai papildomas visą laiką informacijos yra. Aišku, visada kiekvienas gali, turint gerus santykius buhalterijui, dar ir buhalterijui pasiklausti. Ir jeigu turit klausimų, visada galite kreiptis ir parašyti žinutę į mūsų puslapį. Ačiū.